26 uždavinukas. Darželėje augo 4 rūšių gėlės. Rožės. Aš pažymiu rožės raidę R, kad man būtų lengviau susigaudyti paskui. Tulpės. Va. Ramunės vėl raidė R. Tebūnė A, antra raidė pažymiu. Rožės, tulpės, ramunės ir jurginai. J raidė. Iš šių gėlių kuriamos puokštės. Kiekvienoje puokštėje turi būti 3 skirtingos gėlės. Kiek daugiausiai skirtingų puokščių galima sukurti? Tiesiog išsirašykim. Mes galim paimti rožę ir tada galim paimti tulpę ir tada galim paimti ramunę. Rožė, tulpė ir ramunė. Taip? Antras būtų, jeigu imam rožę, galim paimti tulpę, bet galim paimti jurginą. Arba galim paimti rožę, ramunę ir jurginą. Dar kas nors bus su rožėm, pažiūrėkit. Jeigu aš paėmiau rožę su tulpė ir su ramunė, rožę su tulpė ir su jurginu, arba rožę su ramunė ir jurginu. Daugiau nematau, nieko nėra. Taigi rožė jau viskas. Dabar jeigu ne rožė, tai dar liko tulpė, ramunė ir jurginas. Dar viena puokštė. Taigi iš viso 4 puokštės. Uždavinukas išspręstas.